bičiuliai. Tai žodžiu, negalastas peilis, kuris bus parduodamas išgalastas, nes aš jį šiandien galasiu. Jis bus aštrus, bet todėl dabar negalastas jums rodo, matot, kokio storio ašmuo. Net nėra pačio ašmens visiškai suformuoto, net jis va blizga. Realiai jis yra visiškai neaštrus. Va. Matot. Va, ką nori tą daryk. Ranka tvarkoj, saugi, sveika. Tai žodžiu, todėl aš jo negalandau, kad noriu parodyti, kaip jis pjausto butelius. Vis dėlto baklažano ženklas jau vien ką reiškia, kiek turėjo peilių, tai čia visi jie kosminiai, visi. Vat turime butelį ir pasižiūrim švarę vietą kokią, kad matot, gražiausiai praeina. Ir bandysime pjauti. Nu, ką turime? Matote? Dar bandykim šalia. Tai įsivaizduojat, su buku peiliu, su visiškai buku. Įsivaizduojat jo kietumą. O dar naujoje vietoje. Matote, kaip jis pjauna? Viskas. Vieną įpjovė, antrą įpjovė, trečią įpjovė. Ar jis įsivaizduoja, ką tai reiškia? Va, jis nieko nepajuto, nieko. Visiškai, kad kažkas būtų buvę. Jūs įsivaizduojate, ką jis reiškia? Jis reiškia, kad jums atšips, tai neįsivaizduoju, kada. Gal po metų, gal po 2. Jis reiškia, kad galima ir normaliai su juo dirbti. Jis reiškia, kad tai yra rankų darba, net jau čia pasako ištorėjimas, toj vietoj toliau išplonas. Aišku, jis prieš restauraciją dar čia storiau buvo, bet vis tiek reikėjo viską sulygint gražiai padaryti. Taip, jis galastas prasidės dabar jau rimta kaina. Kol buvo nerestauruotas, negalastas, jau kaina, sakau, tai virš 100 buvo pradžia. Dabar, jeigu kas norite įsigyti, tai yra pradžia bus 250. Nes vis dėlto restauravimas, galandinimas ir dar papildomas jums įrodymas, kad tai tikrai peilis pjausto butelį ir tikrai yra kosminių kietumų. Ne mažiau 65 Hz jis yra. Tai žodžiu, jeigu reikia rimto daikto, tai va, jis yra. Beje, kaip sakau, aukcionus galite rašyti, jeigu nieko nėra pastatyta, sakim, kad žmona nematytų statymų, gali parašyti ir derinti kainą, nusipirkti. Aišku, niekada nebus ta kaina parduodama, kaip aukcionas prasideda. Vat, sakim, jeigu statau 2,5 tai nereiškia, kad jis parsiduoda už 2,5. Jeigu be aukciono, sakim, jo pardavimo kaina yra 3,5. Tai čia yra, kai kam daug, kai kam tai yra normalūs pinigai už gerą rimtą peilį. Tai vat, įsivaizduokam, jeigu sulaukėt vakaro, tai jis ir bus 2,5, jeigu niekas daugiau nestatys. Bet jeigu norit nusipirkti, tai bus kaina, pardavimo kaina. Ten kažkiek gal pasiderinsim ar nepasiderinsim. Bet šiaip galima rašyti dėl peilio, galima aukcioną ir atšaukti, jeigu nėra nei vieno statymo. Tai žodžiu, draugai, bičiuliai, sėkmės jums. Sėkmės ir įsigykit gerų peilių naudojimo virtuvėse, kad nereiktų nervuotis, draskytis, ten galąsti, ieškoti kas pagalas, ar vyrą ten prašinėti, tai peilį parnešė aštrui, padavė
žmonai šeimininkė ir viskas. Ir pačiam dirbti labai malonu su tokiais peiliais. Iki.